tai būdamas mažiukas aš stebėjau ten DVD diskus, kaip žinai, Pink Floydai groja, kaip Led Zeppelin groja ir staiga aš matau, kad, žinai, kažkoks brolis pranciškonas man gitara groja, tai ką aš mačiau ir man toks, wow, Tai tas ir sužavėjo. tai galima tai padaryti, žinai, jo. Tai mes buvom gal ilgais plaukais, dar kažką ir ten tokių komentarų visokių išgirdom, Valasata gitarys, ten kažką ir tada mes galvojom, nu tai gal taip ir pasivadinam, plaukuotas gitaristas. Bet tada taip kažkaip buvom, čia kažkaip keistai labai skamba. Ir mūsų bosistas buvo Garbanotas ir tada sako, tai gal Garbanotas. Ir tada pagalvojom, tai jis bosistas, tai pasivadinam trumpam Garbanotas bosistas, čia vienam tam muzikos dienom ir viskas, o po to galvosim kažką kito. Garbanotas yra vis tiek mažoji bendrija, o Šarukas yra individuali veikla. Tai kaip sekėsi Šarukui mokėti mokesčius savarankiškai?